Mano suvokimu, Lietuva priklauso ne valdžiai. O kam? Lietuvos žmonėm, nes mes, žmonės, kartu su šita teritorija, savo kalba, savivoka, ką labai gražiai ir teisingai ir labai seniai žydai išaiškino, nuo savivokos priklauso viskas. Mes sukuriam Lietuvą ir mes už ją atsakingi, bet valdžią užgrobusieji, specialiai panaudoju negražų žodį, valdžią galima teisėtai užimti, kaip ir Hitleris užėmė teisėtai valdžią. Jis teisėtai išrinktas buvo. Valdžią užgrobusieji, nes po valdžios teisėto teisių galių suteikimo jie išdavė Lietuvos žmonės. O išdavimo mechanizmas irgi labai paprastas. Konstitucija yra pagrindinis teisės aktas ir priimtas ne Seimo, ne valdžios, o Lietuvos žmonių. Ir Lietuvos žmonės konstituciją valdžiai į dantis davė. Privalote jos laikytis. Kai tik sulaužote konstituciją, jūs tampat nebeteisėti. O ar valdžia laikosi konstitucijos? Tai vat tame ir reikalas, kad jie nesilaiko. Ir čia mes prieinam prie to mano seno termino, kad ką aš ir kartoju. Jie keičia tik tai savo kaukės, skvernelius. Čia Skverneliui reikia padėkoti už pavardę, bet jinai grinai teisinga. Švarkelius, jie keičia tik tai iškabas, o bendrą savo kryptį, sisteminę kryptį. Kaip Lietuva turi būti privatizuota, parduota, išnaudota, sau, nes toks kapitalizmo yra dėsnis, sau reikia. Ir moralė, ir padarumas tada natūralu ne šio pasaulio dimensija, negi rūpinsies kitais, kai pačiam niekad negana.